Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kartu išsikepsime labai skanų obuolių pyragą, bet nepaprastą. Jeigu mėgstate sūrio pyragą, tai yra cheesecake, jums šis pyragas tikrai patiks. Labai skanus, minkštas, purus išeina šis pyragas. Tad nieko nelaukime ir eime kartu gaminti. Mums reikia nusilupti ir smulkiai susipjaustyti 600 gramų obuolių. Reikia sviesto, cukraus ir citrinos sulčių. Citrinos sulčių reikia tam, kad obuoliai nepajuoduotų. Aš pilu 2 šaukštus citrinos sulčių ir viską gerai išmaišau. Nes kitaip po to labai pajuoduoja. Tai čia tas pats realiai būtų kaip darom su bananais. Ir dabar galima tai padaryti keptuvėje. Aš naudoju puodą. Tiesiog 10 gramų sviesto ištirpdinu ir tada pilu cukrų. Tai yra 4 šaukštai obuolių cukraus, norėjau sakyti. 4 šaukštai cukraus. Viską išmaišau ir dabar supilsiu obuolius. Ir jų troškinti iki minkštumo nereikia. Dangčio, žinokit, nededa. Tiesiog vis pamaišant maišau iki tol, troškinu juos iki tol, pakol išgaruoja visas skystis. Tuomet obuoliai pasidaro tokios auksinės spalvos ir jie būna minkšti. Nes jeigu bus košė, tai obuoliukų mes visai nesutiksim. Tai yra obuolių pyrago, kaip ir būtų kremas įdaras. Tad tiesiog truputį aptroškinam. Ir dabar mums reikia pasidaryti kremą. Kremas bus lygidas kremas. Labai skanus. Sakau, šis obuolių pyragas yra visai kitoks, nei mes įpratę valgyti. Į indą, kuriame darysiu kremą, pilu cukrų, dedu 1 kiaušinį, galima dėti vanilinio cukraus. Išmaišau dabar cukrų ir kiaušinį. Galima dėti žiupsnelį druskos, galima dėti citrinos žievelės, tuomet pyragas kvepės citrina. Irgi bus labai skanus. Ir dedu miltų. Viską gerai išmaišau, miltų aš turiu 40 gramų. Brangūs žiūrovai, visi tikslūs ingredientai, jų kiekiai bus ir yra surašyti po video aprašyme. Ir dabar supilu pieną ir viską gerai išmaišysiu, kad neliktų jokių gumuliukų. Vietoje miltų galima paimti krakmolą, bet man šis kremas su miltais yra skanesnis. Viską išmaišau ir dedu ant ugnies. Ant vidutinės ugnies ir, žinokit, nepalikit kremo, bent jau nepalikit tuomet, kai pradeda tirštėti, nes kremas labai greitai sutirštėja ir kai užverda, pamatysit, pradeda kilti tokie burbulai, lyg kvėpuotų pats tas kremas, tuomet dar pakaitinam intensyviai maišant 1 minutę ir nuimam, kremas jau bus paruoštas. Štai pas mane jau tirštas, jis jau po truputėlį burbuliuoja, dar minutę ir viskas, kremas yra paruoštas. Kai kremas paruoštas, mums reikia apdengti maistinę plėvelę ir jį atvėsinti iki kambario temperatūros. Viskas, kremas paruoštas, žinokit, labai skanus, kvepiantis vanilė. Galima dėti be abejo vanilės, kaip ir minėjau, o dabar pasidarysim tešlą. Tešla pas mus bus kitokia irgi, kai ne visada, ar ne? Tešlos nereikės kačioti ar kažką daryti, bet pasižiūrėkit. Tai toks įdomus būdas ir labai skanus išeina pyragas. Į miltus dedu cukrų, dedu kepimo miltelius, truputėlį druskos ir viską reikia dabar išmaišyti. Rankom viską darau, todėl ir pirštinės užsidėjau. Aha, vanilinio cukrų pamiršau. Vanilinio cukraus dedu 1 arbatinį šaukštelį. Ir kai daugmaž visi produktai įsimaišė, aš imu, čia yra 110 gramų sviesto, jisai turi būti šaltas. Iš anksto nesusipjaušiau, čia buvo mano klaida, galima tiesiog iš anksto susipjaustyti kubeliais. Ir dabar visą tai trinu rankomis, kad būtų tokie gautųsi trupiniai. Jeigu turite kombainą, galima tai padaryti ir kombainą, bet kadangi produktų nėra daug, man labai patogu daryti rankomis. Ir apskritai mėgstu viską daryti rankoms, kad jausčiau tešlą. Ir dabar supilu 1 kiaušinį. Ir vėl viską pakartojam, trinam iki trupinių. Minkyti nieko nereikia. Brangus mano žiūrovai, atminkite, šis pyrago būdas yra visai kitoks, nei mes darom visada.
Mes tai formuosim iš trupinių. Tai yra toks, kaip palengvintas variantas, man jis labai patinka. Skarda pas mane yra 22 cm skersmens, galima dėti ir 24. Pusę trupinių dedu į skardą ir dabar formuokime bortelius. Labai paprastai, labai nesudėtingai, tiesiog, kadangi trupiniai yra tokie minkšti, statosi kaip siena. Labai, patogu, labai greita. Man labai patinka šitas pyragas vien todėl, kad mano šeimoje, ypač sūnus, mėgsta valgyti cheesecake. Aišku, jisai valgo dažniau vanilinį, tai čia irgi galime sakyti vanilinis cheesecake'as, sūrio pyragas su obuoliais. Tikrai nepakartojamą skonį. O jeigu jums nepatinka tokie pyragai, tuomet žinokit, gali šis skonis ir nepatikti. Nes viduj bus kreminis toksai kremas, sūrio kremas. Mes tuoj patį pasidarysim ir dabar likučius pusę trupinių, kurie buvo palikti, aš supilu ant dugno ir tiesiog dar paformuoju aukštesnius tokius burtelius. Vėliau matysite, kodėl man reikia truputėlį aukštesnių. Ir rankom spaudžiu, tiesiog formuoju dugną. Ir viskas. Dabar kremas. Įplikite kremą, kuris jau atvėsęs iki kambario temperatūros, dedu 300 gramų varškės. Varškė gali būti bet kokia naminė, riebi, neriebi, tokio kokį jūs mėgstat. Arba galima naudoti soft cheese. Ir blenderio pagalba viską išmaišau. Galima tai daryti šakute, jeigu neturite, ar per setelį pertrinti, bet su blenderiu žymiai viskas paprasčiau ir lengviau. Dar į kremą papildomai įdėjau vieną valgomąjį šaukštą kukurūzų krakmolo. Jeigu neturite, galite naudoti ir bulvių krakmolo. Labai skirtumo čia nėra. Ir dabar reikia viską gerai išmaišyti. Kai kremas įsimaišė, mes sudedame jau paruoštus obuolius. Pasižiūrėkite, kokie tokie gan tokios auksinės spalvos. Laiko puikiai formą, o jeigu mes dabar pabandytumėm gabaliuką perpjauti, perskelti, tai žinokit, labai lengvai tai pasidaro, nes obuoliai yra minkšti ir įsitraškini. Visą masę reikia gerai išmaišyti, kad realiai kiekvienas obuolio gabaliukas išsimaišytų, išsivaliotų kreme. Ir gerai išmaišytą kremą supilame į paruoštą formą. Orkaitę įjungiu iki 180 laipsnių karščio kaisti, viršus apačia, ventiliatoriaus nejungiu. Ir dabar, kai visas kremas yra sudėtas į formą, viską gerai išlyginu ir matote, borteliai yra aukštesni. Aš palikau tai tyčia, nes labai noriu įrėminti pyragą. Padarau lyg kremas, štai va taip pirštais ardau bortelius, jie krenta ant kremo ir po to, žinokit, iškepęs labai gražiai atrodo. Jeigu turime arba galime nusipirkti pjaustytų migdolų, irgi labai gražiai atrodo, kai tiesiog dabar, kai ardom bortelius, galima apibarstyti migdolais pjaustytais šonus. Gaila, aš neturėjau, tai pyragas netrodys taip gražiai, kaip norėjusi, bet nieko, svarbu, išeina labai skanus. Ir viskas, orkaitė įkaitusi ir dedam. Štai taip, po 45 minučių atrodo mano pyragas, truputėlį apkepė. Bet tai, žinokit, skonį nekliūna. Visą tai mes galim pakavoti cukraus pudrą arba uogienę. Aš galvoju, būtų šis variantas buvęs gražesnis, jeigu būčiau viršų aptepusi uogienę, bet yra kaip yra. Tiesiog apibaršiau truputėlį cukraus pudrą, kadangi pjaustytų migdolų neturėjau, šoniukus apibaršiau šokoladiniais pabarstukais. Ir norint išimti iš formos, reikia jį gerai atvėsinti, bet norint išimti, reikia apipjaustyti kraštus, tiesiog apeiti aštriu daiktu aplinkui. Nedarykite štai taip, kaip dabar aš noriu padaryti, nes noriu jums parodyti, kas būna. Pyragas suplyš. Nedarykite taip. Tiesiog mentele ar peiliu apeikite gražiai atsargiai kraštus. Ir tuomet pyragas kuo puikiausiai atsiskirs nuo kepimo formos kraštų. Taip pat, kai iškepa pyragas, atvėsinkite kambario temperatūroje ir įdėkite į šaldytuvą kelioms valandoms. Geriausia irgi per naktį, kad jisai stabilizuotųsi. Nes jeigu gerai netvės pyragas, pjaunant jisai bus toks skystas ir jūs galvosit, kokia čia nesąmonė. Čia yra, žinokit, sūrio pyragas, jisai turi pastovėti šaldytuve ir jį reikia laikyti šaldytuve. Ir kągi, ateina momentas, kai mes pjausime pyragą, jisai pastovėjo per naktį šaldytuve, daviau pailsėti, daviau gerai sustingti kremui ir štai, išeina labai skanus,
minkštas porus pyragas, obuoliai kreme. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu, kad prenumeruojate mano kanalą, kad nepatinginti parašyti komentarą, man jie labai svarbus, kad nesunku uždėti laiką, nes man kiekvienas jūsų uždėtas pirštukas į viršų, kiekvienas komentaras yra labai svarbus. Ir ačiū, kad mano video pamokėlėmis dalinate savo socialiniuose tinkluose. Tad ačiū ir skanumas. Aš net nebejoju visiems tiems, kuriems patinka sūrio pyragai, šis pyragas taip pat patiks, nes ruduo obuolių metas.